Prieš keletą metų, kai mes pasirašėme bendradarbiavimo sutartį dėl 1000 mokyklų, mes darėme investiciją į mūsų vaikų ateitį, kad jie mokytųsi vienodom sąlygom, nepriklausomai nuo to, kurioje miesto teritorijoje arba rajone gyventų. Ir žinoma, pasinaudodami ES lėšomis, kurių mes gavome 2 860 000, dalį iš jų panaudojame laboratorijų įrengimui ir infrastruktūros įrengimui. Visa kita dalis nuėjo į mokymo procesų populiarinimą, skatinimą ir mokytojų paruošimą. Pakalbėsiu apie kiekvieną mokyklą atskirai. Jeigu šnekėtumėm apie mūsų Pabrėžos gimnaziją, vieną iš didžiausių mokyklų Kretingos rajone, tai joje mes įrengėme laboratorijos, kurios šiai dienai yra vienas iš STEAM centrų. Laboratorijos atitinka visus reikalavimus ir šiai dienai mūsų rajono ir miesto vaikai, važiuodami į tas laboratorijas, gali gauti patį geriausią mokymą. Žinoma, mūsų Daujuto progimnazija, kurioje mes rengėme palėpės erdves, kuriuose investavome į matematikos, informacijos technologijų, kuriuose atsiras vėlgi mūsų mokiniams naujos erdvės, kuriuose jie galės gauti pačias geriausias žinias. Mes taip pat investavome į Daukanto progimnaziją, kurioje pradėjo veikti centras Dagys ir jame bus daugiau dėmesio skiriama į mūsų jaunuolių kultūrinės edukacinės programas. Žinoma, yra Vydmantai, Salantai ir Darbėnai, kuriuose investuojama ir į infrastruktūrą, ir viešasis erdves, kuriuose būtų edukacijos kambariai, į išmaniasias technologijas ir visą tai. Šitą visą mes darome tam, kad mūsų rajone jaunuoliams būtų suteiktos visos galimybės tobulėti, augti ir žinoma pajausti mokymosi kokybę, jo gerumą ir kad jie būtų tarp lyderių, kuriančių mūsų rajoną ir ne tik rajoną, bet visą Lietuvą. TUM programos pirmame sraute dalyvauja 6 Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Programos tikslas – kurti stiprią, įtraukiančią ir kiekvienam vaikui prieinamą mokyklą. Tokią mokyklą, kurioje aktyviai tarpusavėje sąveikauja kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas, STEAMas, lyderystė ir tinklaveika. TUMO programa yra išskirtinė, nes jos finansavimas nukreiptas į ugdymo proceso modernizavimą. Kuo svarbi 1000-mečio mokyklų programa Kretingos rajono švietimo bendruomeniai? Mokytojams atsivėrusios naujos galimybės kvalifikacijos tobulinimui, metodinės pagalbos stiprinimas. Mokiniams daugiau individualios pagalbos, įtraukiančio ugdymo, projektų skatinančių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Tėvams glaudesnis ryšys su mokykla, didesnis pasitikėjimas švietimo kokybė. Mokyklai infrastruktūros modernizacija, informacinių technologijų diegimas, partnerystės ryšiai, plėtra ir rajono mokyklų tinklaveikos tinklo kūrimas. TUMO programos pokytis prasideda nuo mokyklos, bet apjungia visą bendruomenę. 1000-mečio mokyklos tai ne apie šimtmečius, bet apie kiekvieną dieną, kurią kuriame visi kartu. Vienas iš Kretingos rajono savivaldybės švietimo pažangos plano tikslų buvo tobulinti pedagogų kvalifikaciją lyderystės, STEAM, įtraukiojo ir kultūrinio ugdymo srityse. Šiose srityse Kretingos rajono švietimo centras įvykdė 11 ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų. 354 rajono pedagogai aktyviai dalyvavo mokymuose, kurios vedė savo srities profesionalai, inovatyvių ugdymo metodikų kūrėjai, praktikai, švietimo politikos formuotojai, pripažinti nacionalinio ir tarptautinio lygmens lektoriai, gebantis ne tik perteikti žinias, bet ir įkvėpti realiems pokyčiams mokyklose. Svarbios buvo 5 bendrakūros sesijos ir stažuotė į Suomiją, kurių metu mokyklų komandos aktyviai dalyvavo diskusijose, dalijosi patirtimi, kartu formulavo bendrą viziją ugdymo kokybės gerinimui ir priėmė susitarimus dėl jos įgyvendinimo.
Intensyvūs mokymai suformavo bendradarbiavimo praktikas tarp skirtingų mokyklų ir mokytojų, kurios tęsiasi ir įgyvendinus STUM programą. Manome, tai yra ženklas, kad kuriame tvarius pokyčius. Viena labiausiai pasiteisinusių lyderystės praktikų Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje tai bendruomenės įgalinimas, kuriant ir efektyviai naudojant STEAM laboratorijas. Ši patirtis atskleidė, kad lyderystė veikiant tai gebėjimas paversti viziją realybę per bendrą atsakomybę, dalyvavimą ir nuolatinį dialogą tarp visų ugdymo proceso dalyvių bei tinklaveiką su kitomis rajono ir Respublikos švietimo įstaigomis. Kaip atrodo, kokia priemonė paveikiausia buvo lyderystės srityje? Lyderystės srityje pati paveikiausia priemonė tai mokyklos radijo įkūrimas. Aš net negalvojau, kad per mokyklos radiją taip galėtume ugdyti mokinių lyderystę, nes būtent iš pasyvių klausytojų progimnazijoje mokiniai tapo aktyviais radijo laidų kūrėjais. Jie rungėsi, kam pavesim suorganizuoti, sugalvoti idėją ir suorganizuoti laidos įrašymą. Visa Darbėnų gimnazijos komanda tobulinome pokyčių valdymo kompetenciją, tai pagilinimo ir Lean principų taikymą. Mokydamiesi elgesio dizaino subtilybių bei norėdami ugdyti pageidaujamą elgesį gimnazijoje, pradėjome labiau taikyti vizualizacijas. Sukūrėme mokinių pažangos skatinimo modelį, visi mokiniai yra skatinami už individualią pažangą. Visa bendruomenė norėjome pokyčių. Siekti tikslų, naudojant mažiau išteklių, gaunant daugiau vertės. Todėl 17 pedagogų komanda, tai yra vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, dalyvavome Lean vadybos sistemos mokymuose ir nuo šių metų pradžios pradėjome diegti Lean metodus pažangumo ir lankomumo rodikliams didinti. Mūsų mokytojai pasiekimų rezultatus fiksuoja baltose lentose. Mes visi reguliariai renkamės ir analizuojame, kurios priemonės padėjo pasiekti geresnių rezultatų, o kurios trukdė. Sėkmingas priemonės pasiliekame, o trukdžiusias išmetame. Taip mes tobuliname procesus ir išvengiame laiko švaistimo. Mes su mokytojais kartu, klasiokai ir aš, stengiamės pagerinti savo rezultatus, aptardami, kaip mes mokysimės ir kur yra mūsų stiprumai. Mes stengiamės lavinti savo stipriasias pusės ir kas mums nereikalinga, stengiamės išmesti lauk. Ir tai mums sukelia savotišką azartą. Tai ir mūsų pagrindinis tikslas yra siekti bendruomeniškumo ir padėti vienas kitam, kad mes galėtume pasiekti geriausių rezultatų kartu. Kretingos rajono mokiniai dalyvavo ilgalaikės programos 3 dalių mokymuose Atrask lyderį savyje. Mokymuose apie lyderystę sužinojome, kad lyderiai dažniausiai išsiskiria keliom pagrindiniam savybėm. Svarbiausias iš jų – visuomeniškumas, ambicijos ir smalsumas. Gebėjimas sutelkti komandą, numatyti tikslus ir motyvuoti juos įgyvendinti – patys svarbiausi lyderio bruožai. Visi lyderystės įgūdžiai yra išugdomi, jei yra praktikuojami. Tad lyderiui visų pirma reikia turėti stiprią vidinę motyvaciją tam, kad galėtų tapti tuo, kuris ne tik daro įtaką savo, bet ir kitiems ir įgalina veikti kitus. Pagal TUM programą buvo vykdoma klasės vadovų veikla, kurią pavadinome Korys. Klasės vadovų bendruomenė, seminarų, pasidalijimo gerąją patirtimi dėka, veikdama susitelkusiai, gali sukurti stiprią, palaikančią ir veiksmingą ugdymo aplinką, kurioje auga laimingi ir saugūs mokiniai. Keitėmės mes, mokytojai, vadovai, mokiniai, visa bendruomenė. Pradėjome kalbėti ne apie tai, ką turime padaryti, o apie tai, kuo norime tapti. Įtraukusis ugdymas apima ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, bet ir gabių mokinių ugdymą.
Tuo tikslu gimnazijoje veikia Gabių mokinių akademija, kurioje žinias gilina, kompetencijas tobulina rajono švietimo įstaigų 8, 9, 10 klasių mokiniai. Nuo 24 metų vasario mėnesio Gabių mokinių akademijos veiklos pradžios organizuoti 25 užsiėmimai iš biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos, geografijos, ekonomikos ir verslumo dalykų. Per mėnesį užsiėmimuose dalyvauja apie 30 mokinių, o nuo Gabių mokinių akademijos veiklos pradžios iš viso skaičiuojame 379 veiklų dalyvius. Visos dienos mokykloje dalyvavo 55% pradinių klasių mokinių. Atsižvelgdami į tėvų ir vaikų poreikius, sudarėme lygias galimybės visiems mokiniams dalyvauti neformaliuose saviraiškos užsiėmimuose. Ir vietiniams, ir tiems, kuriems reikalingas pavėžėjimas. Namų darbų klube jie galėjo pasidaryti namų darbus, pasikonsultuoti dėl mokymosi spragų. Bibliotekoje dalyvauti skaitimo veiklose. Užimtumo klube smagiai ir turtingai leisti laiką su bendraamžiais. Manome, kad visos dienos mokykla turėtų būti nuolatinė mokyklos veiklos sudedamoji dalis. Gimnazijoje įrengtos įtraukios mokymosi aplinkos. Jose mokiniai nusiramina, pabūna vieni, nebe taip stipriai patiria išorės dirgiklius. Taip atsiranda saugumas ir mokiniai gali mokytis ir išmokti. Pasibaigus tūkstantmečiui įdomu apžvelgti paveikiausias priemonės. Kas, Živilė, pagal tave buvo pati paveikiausia priemonė įtraukė ugdymo srityje, progimnazijoje? Įtraukus ugdymas, manau, geriausiai atspindėjo mūsų progimnaziją per įtraukę kultūrą, per tarpdisciplininio ugdymo edukacijas, kuriuose vaikai galėjo patirti įvairių patirčių. Specialistų bendradarbiavimas ir universalaus dizaino principų taikymas padeda kurti mokymo aplinką, kurioje kiekvienas vaikas yra matomas, palaikomas, turi galimybę augti ir patirti sėkmę. Dalyvaudami tūkstantmečio projekte įgyjame labai daug vertingų žinių, patirties ir modernių mokymo priemonių, kurių dėka dar geriau galime atliepti skirtingus vaikų poreikius ir stiprinti įtrauktį ugdymo procese. Įsigytos priemonės padeda sudominti mokinius, pateikti ugdymo turinį patraukliai ir personalizuoti mokymą. Gamtos mokslų centras – tai ne tik modernios laboratorijos, pilnos pažangiausios įrangos, bet taip pat ir erdvė tyrinėti, kurti ir aiškintis naujausius mokslo pasiekimus fizikos, biologijos ir chemijos srityse. Kokia priemonė paveikiausia buvo STEAM srityje? STEAM srityje manyčiau, kad paveikiausia priemonė tai ne įkurta infrastruktūra, o progimnazijos sukurtos 10 edukacijų, kurios ir užtikrins šito tūkstantmečio projekto tvarumą, nes tos 10 sukurtos edukacijos yra ir ateityje bus prieinamos visiems Kretingos rajono mokiniam ir mokytojam. Tos edukacijos užtikrins ir tinklaveiką, ir projekto tvarumą. Kaip vieną iš tokių sukurtų edukacijų noriu paminėti edukaciją matyti garsą, girdėti šviesą, Kretingos miesto istorijos studijos, kurios ir atskleidžia būtent tarpdiscipliniškumą, kaip per meną galima mokytis tiksliųjų mokslų. Gimnazijos kieme įrengtas eksperimentinis ūkis. Mokiniai patys sėja, sodina augalus, stebi jų augimą ir per tą patyriminę veiklą jie supranta augalų gyvenimo ciklą. STEAM laboratorija – tai vieta, kur mokiniai tampa tyrėjais. Čia integruodami gamtamokslinės žinias, mikroskopu tyrinėja gyvybę, taiko modernius Vernier jutiklius įvairiems eksperimentams, nuo žmogaus fiziologijos iki cheminių ir fizikinių procesų analizės. Dėl to mokinių veikla tampa įdomesnė, motyvuojanti, įtraukianti. Dar prieš įgyvendindami šį projektą jau buvome išsiaiškinę, kad viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių mokiniai nepasiekė pageidavimų matematikos PUP rezultatų, yra silpni matematikos uždavinių sprendimų įgūdžiai skaitmeninėse platformose. TUM projekto metu įrengėme papildomą kompiuterių klasę tam, kad matematikos pamokos galėtų vykti dirbant su skaitmeninėmis programomis.
Jau antri metai stebime 4., 8. ir 2. gimnazistų teigiamą matematikos pasiekimų pokytį. Konstruodami robotus vaikai ne tik susipažįsta su technologijomis, tačiau ir mokosi dirbti kartu bei planuoti savo laiką. Rašydami programos kodą, jie mokosi spręsti problemas, kritiškai mąstyti ir nebijoti savo klaidų. Tai ne pamoka, tai galimybė augti, kurti ir tobulėti. Sukurta skaitmeninė mokymosi priemonė, kurią sudaro 26 integruotų pamokų aprašymai su metodinėmis rekomendacijomis. Iš jų 10 sukūrė ir išbandė progimnazijos mokytojai. Kuriamas informacinio mąstymo ugdymo centras, į kurį galės atvykti rajono 1–8 klasių mokiniai. Projektas Išlaisvink kūrybiškumą sujungia kalbą, meną ir technologijas į vieną visumą. Išlaisvino mokinius drąsiai kalbėti viešai ir atvėrė duris naujiems kūrybiniams projektams. Sibile, ką tau davė spektaklis? Tapau akivaizdžiai drąsesnė. O tau, Linai? Išbandžiau aktoriaus profesiją. Aš išmokau suvaldyti jaudulį. O aš nebijoti suklysti. Pasitikėti savimi. Aš sužinojau daugiau apie teatrą. Įgijau geros patirties. Mes 8-okai dalyvaudami projekte užaugame. O kas mums pasisekė kultūrinio ugdymo srityje? Manau, labiausiai paveikiausia priemonė tai tarpdisciplinės garso, vaizdo ir kino dirbtuvės, kurios buvo skirtos Kretingos rajono mokiniam ir mokytojam. O kodėl, Živilė, tau atrodo, kad tos kūrybinės dirbtuvės tai tikrai paveiku, tvaru galbūt? Kodėl tai atrodo, kad pati paveikiausia priemonė? Manau, paveikiausia todėl, kad buvo įveiklinta visa turima mūsų tarpdisciplininio meno ir edukacijos centro Dagio technika ir priemonės ir įvyko bendradarbiavimas tarp visų Kretingos rajono mokinių ir mokytojų. Ir mes turėjom gražų galutinį kūrybos rezultatą, tai paroda, tarpdisciplininio meno paroda Sapnai po uniformą, kuri buvo publikuota į profesionalaus meno dienraščius. Kūrybinis ugdymas švietime ne prabanga, o būtinybė visapusiškam jaunos asmenybės ugdymui. Gimnazijoje įgyvendiname 2 programas. Pasirinkta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailininko, kompozitoriaus, kūrėjo asmenybė. Dirbant kartu su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus komanda, sukurtas pamokų ciklas, kuris praturtina tiek mokytojų, tiek mokinių kūrybinį potencialą. Rezultatas – sukurta interaktyvi mokinių kūrybinių darbų pagrindų koliažinė siena. Bendradarbiaudami su profesionaliais keramikais ir edukatoriais, mokiniai susipažino su tradicinėmis ir šiuolaikinėmis keramikos technikomis. Rezultatas – mokinių sukurta Pano antikos mitų tema. Šiuolaikinėje švietimo praktikoje vis dažniau akcentuojamas tarpdalykinis ir integruotas ugdymas. Tačiau yra svarbu integruoti ne tik įvairius mokslus, bet integruoti ir kultūrinius aspektus į šiuolaikišką pamoką. Tai atlikti padeda nauji ir moderni platforma vadinama Edit AI. Ji yra paremta dirbtinio intelekto ir padeda mokytojui kaip skaitmeninis įrankis sukurti šiuolaikišką, interaktyvę ir įdomią pamoką. Kultūra yra gyva, kol mes ją mokomės, o tai padeda mokykloje padaryti platformą Edit AI. Planuodami kultūrinės veiklas siekime kultūrinio proveržio, bet tikrai nemanėme, kad bus taip gerai. Po užsiėmimų su kūrėjais gimnazistai replikavo, kad tokioje aplinkoje net matematiką geriau išmoktų. Per projektą atradome savo kraštietį, žemaitį iš Paryžiaus, skulptorių, modernistą Antaną Mončį. Smagu stebėti, kad gimnazistai įkvėpti pamokų galerijose ir skulptorių dirbtuvėse kuria, piešia, išreiškia save.